Diagnostikai skirtas automobilis. Darbo pradžia. Zebra naudojimas. Prisijungimas prie Longo aplikacijos. Reikia įvesti savo prisijungimo vardą bei slaptažodį. Jei dirbama komandoje, prašome įtraukti komandos narį. Nuskanuojamas QR kodas esantis ant automobilio raktelio ar keleivio priekinių durų stiklo. Paspaudžiame Start mygtuką, vėliau žalią mygtuką ir pradedame skaičiuoti darbo laikas. Vidutiniškai automobilį užtrunka nuplauti iki 20 minučių. Plaunamas diagnostikos automobilis. Diagnostikai skirti automobiliai turi vieną išskiriamą ženklą automobilio rėmelį, kuris skiriasi nuo Longo naudojamo rėmelio. Prieš pradedant plauti būtina įsivertinti automobilio būklę. Tai yra variklių skyrius, tarpduriai, kuro bako dangtelis, ratlankiai. Visos išvardintos sritys privalo būti išplautos. Labai svarbu pasirinkti tinkamą atstumą ir vandens bei chemijos kiekį plaunant variklių skyrių ir tarpdurius. Šioms sritims naudojama chemija purvo tirpiklis. Variklio skyriuje esantis elektros zonos jungtis žibintai negali būti skandinami. Reikia plauti tas vietas, kur renkasi daugiausia purvo. Yra senų prikritusių lapų, dulkių. Nuskalavus būtina variklio skyrių nudžiovinti su pustuku, kad liktų kuo mažiau drėgmės. Plaunant tarpdurius prašome atkreipti dėmesį į pistoleto pakreipimą, kad vandens srovė nepatektų į saloną. Plautų sunkiai prieinamas purvinas zonas. Ratlankių plovimui reikia naudoti tinkamą chemiją druskos rūgštį. Labai svarbu, druskos rūgštis nėra tinkama kitoms mašinoms dalims, tik ratlankiams. Atkreipkite dėmesį, koncentruota druskos rūgštis gali pakenkti juodų ratlankių blizgesiui. Rekomenduojama naudoti purvo tirpiklį. Plaunant mašinos išorę visų pirma nuskalaujame, tada padengiame automobilį putomis iš specialiai tam skirto pistoleto. Padengus putomis viską gerai ištriname su švaria kempine. Atkreipiame dėmesį, slenksčius, bamperių apačios, ratlankiai privalo gerai būti nuplauti. Viską gerai nuskalaujame. Pradedame skalauti nuo automobilio stogo ir slenkame žemyn. Nuskalavus, vandens perteklių pašaliname su pustuku ir vandens šalinimo šluoste. Pašalinus vandens perteklių, automobilis sausinamas specialia šluoste tiesiomis linijomis. Svarbu atkreipti dėmesį, jog ant tamsių automobilių ypatingai matomas akivaizdus instrukcijų nesilaikymas. Pabaigus sausinimo darbus, prieš išvarant automobilį iš plovyklos, stabdome zebrą ir paspaudžiame Finish mygtuką. Darbas baigtas. Nuplautas automobilis privalo būti tinkamas fotosesijai. Visos šiame video rodytos automobilio dalys yra fotografuojamos ir pateikiamos klientui. Plaunamas proceso automobilis. Prieš pradedant plauti būtina įsivertinti automobilio būklę, tai yra variklių skyrius, tarpduriai, kuro bako dangtelis, ratlankiai. Visos išvardintos sritys privalo būti išplautos diagnostikos metu. Tačiau privaloma patikrinti, ar išvardinti komponentai nebuvo išpurvinti remonto eigoje. Labai svarbu pasirinkti tinkamą atstumą ir vandens bei chemijos kiekį plaunant variklio skyrių ir tarpdurius. Šioms sritims naudojama chemija purvo tirpiklis. Svarbu atkreipti dėmesį, plaunant proceso automobilį ne visada reikia naudoti purvo tirpiklį. Kartais užtenka tik nuskalauti. Variklio skyriuje esantis elektros zonos, jungtis, žibintai ir panašiai negali būti skandinami. Reikia plauti tas vietas, kur renkasi daugiausia purvo, yra senų prikritusių lapų, dulkių. Nuskalavus būtina variklio skyrių džiovinti pustuku, kad liktų kuo mažiau drėgmės. Plaunant tarpdurius prašome atkreipti dėmesį į pistoleto pakreipimą, kad vandens srovė nepatektų į saloną.
o plautų sunkiai prieinamas purvinas zonas. Ratlankių plovimui reikia naudoti tinkamą chemiją – druskos rūgštį. Labai svarbu, druskos rūgštis nėra tinkama kitoms mašinos dalims, tik ratlankiams. Plaunant mašinos išorę visų pirma nuskalaujame, tada padengiame automobilį putomis iš specialiai tam skirto pistoleto. Padengus putoms viską gerai ištriname su švaria kempine. Ištrynus kempinę visą automobilį išpurškiame lengvai vašku. Svarbu jo nepadauginti. Jis padeda lengviau nuskalauti automobilį, suteikti jam blizgesio. Atkreipiame dėmesį, slenkščiai, bamperiai, apačios ar atlankiai privalo būti gerai nuplauti. Viską gerai nuskalaujame. Skalaujame nuo automobilio stogo ir slenkame žemyn. Nuskalavus vandens perteklių, pašaliname su pustuku ir vandens šalinimo šluoste. Pašalinus vandens perteklių, automobilis sausinama specialia šluoste, tiesiomis linijomis būtina nusausinti tarpdurius. Svarbu atkreipti dėmesį, jog ant tamsių automobilių ypatingai matomas akivaizdus instrukcijų nesilaikymas. Pabaigus sausinimo darbus prieš išvarant automobilį iš plovyklos sustabdome zebrą ir paspaudžiame finish mygtuką. Darbas baigtas. Kiekvieną dieną privaloma išsiplauti plovyklą, sutikrinti chemijos likučius, pasirūpinti sausomis sausinimo šluostėmis bei pasiruošti sekančiai dienai. Chemijos naudojimas. Plovykloje privalo būti šios chemijos ir įrankiai. Druskos rūgštis skirta tik ratlankiams. Purvo tirpiklis skirtas automobilio variklio skyriai, tarpduriams automobilio kėbulai. Vaškas automobilio kėbului palengvina skalavimo darbus bei suteikia blizgesį. Vandens šluostė vandens pertekliaus šalinimui. Šepetys ratlankiams įsisenėjusiam purvui šalinti. Kempinės vienos kėbului, kitos ratlankiams. Sausinimo šluostės pirštinės.